Sveiki, gyvi gravel nuotykių mėgėjai. Liko visai nedaug iki Megrės, 2 dienos ir šitas video apie tai, kaip mes jam ruošiamės ir kaip mes ten važiuosime. Šiandien yra ketvirtadienis, nuvažiavau ryte į Kauną, į Autojutos saloną ir iš ten išriedėjau su naujutėliausiu Volkswagen Multivanu. Į artimiausias varžybas keliausim šiuo nuostabiuoju. O, laba diena, štai ir jisai, mūsų tas geriausias draugas, kuris klijuoja viską, mums čia daro. Feikeikai ir Autojuta. Čia yra apie mūsų Multivaną. Čia bus QR kodas, kad žmonės žinotų, kas yra feikeik, nes daugam kyla klausimų, kas čia per hieroglifai. Tai itališkai užrašym Squadra di Ciclismo. Visus draugus irgi prisiklijavom. Velanova, Vytautas, Skrečas, Vahų, Aukli, Ceramic Speedas. Automobilis ką tik iš salono, lipdukai ką tik iš gamybos linijos, ne? Labas rytas. Sveiki, gyvi gravel nuotykių mėgėjai ir mėgėjos. Pagaliau išaušo tas laukiamiausias metų rytas, kada pradedam važiuoti į Megrę, Lietuvos gravelio čempionatą. Nežinau, ar Velopikas buvo geriau, ar Megrė bus geriau, bet tikrai blogai nebus. Beliko uždėti kablį. Čia yra mūsų naujasis Team Vanas, Team Mobilis, kurį kuriam laikui suteikė Autojuta. Mes iš karto jį vakar pasiėmėm, apklijavom visą, uždėjom gražių grožybių, uždėjom traumą, kad saugoti nuo traumų. Aišku, kad žinoti iš kur. Čia būtinai nuskanuokit, naikit, pažiūrėkit, ten gerų dalykų rasit. Nuotykiai. Nuotykiai yra antras mūsų vardas. Šį kartą užrašėm, kas yra čia. Squadra di Ciclismo, kad žinotų, nes visi klausia, kas čia per vištieną, kas čia per kiaulieną, kokie čia makaronai ir panašiai. Beje, kokio dydžio mašina bebūtų, vis tiek jinai yra per maža. Darau šitą. Vienas čia toks fintas yra, kad ant lengvosios kablys, užsikabinai, atsilenkiai ir užsidarė. Čia yra taip, kad durys didelės, tai pirmą reikia susidėti, o tada reikia uždėti kablį ir formuoti dviračius. Bet, turiu ir rankų jėgų, vakar buvo rankų jėga, vakar buvo rankų diena. Tai nusikėliau šitą, su visais dviračiais, su visko gerai, kad trečio nedėjau, nes tas tai sunkus. O dabar reikia pabandyti atgal užsikelt. Pačytinau su valstybiniais numeriais. Nuo čia nuėmiau, uždėjau tenais, nes nenorėjau, kad ten būtų tas, o čia būtų kitas. Taip, kad viskas yra legalu, oficialu ir Godspeed, kaip sakoma. Kažkoks įdomus labai laidas čia eina. Pasižiūrėm, matom, stoja policija, laukia mūsų. Dar nespėjai išvažiuoti iš Vilniaus, tai padarėm, aišku, vieną gerą dalyką. Kai važiavau aplink Lietuvą, atradau visai neblogą angliavandenių maisto restoraną iš H raidės vadinasi. Čia turim tokį maišiuką, vien H raidės. Jau, kaip matote, 2 pusryčių sumuštinių neliko, vyksta carbloadingas. Ir jisai vyksta toks nuoseklus, ne tai, kad prikemši ryte, prikemši per pietus ir prikemši vakare. O po truputį kraunam angliavandenius į organizmą, kraunam. Vakare jau nieko nebevalgysiu, tam, kad skrandis ramiai duotų man pamiegoti. Ir ryte prieš varžybų startą suvalgysiu kokios košytės arba kokių baltos duonos riebučių su uogiene Nutella ir bus galima trasoj pagazuoti, nes angliavandenius būsiu užkrovęs iš vakaro. Kas iš šito užrašo ant sienos galėtų dabar atspėti, kur mes esame. Važiuojant iš Vilnių, jeigu važiuojate per Uteną į Zarasus, būtina sustoti vienoje svarbiausių Utenos vietoje. Tai yra desertinė, kuri vadinasi Vanilinis dangus. Einam pas Povilą ir Vaidą, svečius aplankysim, nusipirksim skanumynų. Einam į vidų, pasižiūrėsim, ar dar geras pasirinkimas. Gal sutiksime Povilą. Atsiprašau, jaunuoli, ką jūs pirksit čia? Akleną. Ką dar? Keksiuką. Keksiuką, ką dar? O mes į Megrę paimsim visus viesinius sausainius su spanguolėm. Gaila nėra avižinių, jo. Gal visų neimsim, gal pusę tų ir pusę tų. Mes jau Zarasuose. Greitai dar stovim į parduotuvę, nes dar mažai dalykų čia nusipirkom. Iš tikrųjų reikia nupirkti tik tai geriamo vandens, tam, kad galėtume iš karto užmaišyti Skrečo elektrolitų ir papildyti kavos aparatą. Štai ten jau matosi Zarasų ežero sala. Žemaitėja, iš Telšę atvarė, ne? Kaip išim? Kas jiem pripadanga? Jie negali pravažiuoti. Labas, Kirila. Labas, Gedriau. Galima, čia viskas galima. Čia viskas galima, čia yra laisvė, čia Zarasai, čia sala. Sakau, aš nieko nežinau, sakau, aš jau viską savyje kaip paleidau. Va, ką vyrai valgot? Ne,
Sausom anglim varys, va. Laižė ir išlaižė. Tikiuosi atsispindės šitie dalykai ir rezultatuose. Taip, tikrai. Sausi rezultatai. Kodėl jūs tokį? Galima gyva paimti tokį. Oi, dar šaltas. Brangus, bet skanus. Gardus labai. Šaltas. Griebk nerėjau. Welcome back. Kas mokat, kas taip per blaudina. Va. Jis ultra važiuos, jis važiuos 105, tada 100, tada 50 ir sušlos visus. Šiaip malonu matyti, kad ir mūsų emigrantas Mindaugas pagaliau pasipuošė aukso grandinę. Per varžybas aš jam duosiu dar vieną. Jūs tai krisk ant kairės pusės. 3-2-1 startas. Mariau, jeigu tu starte būsi tokioje pozicijoje, tikrai niekada su pirma grupė nebepapulsi. Davai, kokiu bėgiu tu pradedi? Traumoj tu čia su tokiu iš vis bėgiu net neišstartuotum. Jeigu taip lietai kojas įsiginiesi. Vyrai, žiūrėkit, pasiemam vieną gravelindą su savim. Ką? Panelė, varom panelę. Tai kai pajudėjo ir rėkia. Trasos nežinau, kas prieki, kas pabaiga rėkins. Pasiemam vieną gravelindą Arūnę. Parodysim ir jai trasos šiek tiek. Tiesiai važiuosim. O matėt, aš nufilmavau. Bunny hopino per pudlą. Mindaugai farim paskutinius čia turbūt 20 km. Ir tai yra pirmasis tavo Megrės gravelio segmentas šiemet. Kaip tu vertini? Šiemet. 6? Šiemet. Pirmas ir paskutinis. Prieš varžybinis. Tikiuosi pradžius biškelį ten. Šiaip tai viskas labai sausa, galėtų dar truputiuką. Nu, Arūnė, papasako, kaip tau trasa? Puikiai. Ką pamatei, kas gero, kas blogo, kaip paskutiniai 20 km? Labai smagus, greiti kalnuoti. Gerai. Bus gerai. Bus greita. Nu ką, varom dar į hipodromą, apsuksim tą garbės ratą, kad žinoti, kur paspausti, kur atleisti. Čia irgi duodi iki galo, Arūnė. Į kalnelį. Čia biškį atleidai, kad nereiktų stabdyti prieš posūkį. Iš kairės pusės. Palei dešinį kampą, žiūrovai ploja. Ir pasileidai į garbės ratą. Jėjai. Vos nenužudė. Einam, pažiūrėsim. Einam. Stiliaus policija įvertins dizainą. Kam? Kam mėlyna? Tikrai. Dropsų vadas. Tomai, kam? Kas čia? Tai supranti, kad vis tiek, nugi nesimato prisimerkus tamsoj. Čia brūkšniuko trūksta. Geltoną kortelę rodom. Padaryk kortelę iš to geltono tipo tokį kvadratėlį. Išsikirpsim, dalinsim. Tai numarkeriuką atsinešti. Svarbu va. Viskas paruošta kampukį. Arūnė, kiek kilometrų rytoj minsi? 100. Jūs tai kiek? Ispaniškai 100, kaip bus? 100. Buenos. Nerius vyriška, aišku. Jūs jai licenciją turi? Ne. Pieš Paulius šią naktį. Visiškai sėdu prie kombo. 150 šiandien ryto varysiam. Varysim, gerą. Žemaitėjai iki telšą minsim? Minsim, gerą. Yra 150 varysim. Ką tu? 5, gerą. 5 iki skaičius. Daugiau neturim ką pasakyti. Ko čia tepi? Tepu nuostabiuoju UFO, wet conditions, nes turime nemažai balų po lietingos savaitės ir reikia, kad būtumėm pasiruošę. Tai štai ta raudonoji lempa priviliojo šitas liūdnas sielas, šitas museles. Mindaugą, Nerijų, Paulio. Kažkas turėtų ateit pašokti. Žinome, kas gali ateiti. Niekas nepasirašo. Nerijau, gali tu savo tą šnektaką nors mums parokyti. Parokot. Ko tu nori? Ko nors. Anekdotas papasakoji. Tai darant taip, tada yra tarptautinis mamylų šūkis, aš sakau pradžią, tu padarai pabaigą. Be reikalo nepakelk. Nežinau aš to šūkį. Nu, pabaiga Paulius kokia. Be reikalo nepakelk. Ištraukęs nenušauk. Tikrai jūs rytoj nešaudysim trasą. Piu, piu. Nepasakyčiau, kad labai gerai. Labas rytas. Labas. Nežinau, kaip jums tai vyrai nepasisekė, bet aš kaip
Atvažiavau pirmą vakarą, iškart parsivilkau gravelindą į lovą. Sveikutė, draugausi su manim. Tai visus komandos, kaip visada naudojasi feikeikų pompomis, tik tai įrodymas, kad visi yra varomi feikeikų orų. Top teamas, Energus, Eimantas Gudiškis ir visi kiti. Linksėkit, visi linksėkit. Tavo numeris toks geras, kad tu gali ir vienaip, ir kitą, irgi apraukšinką. Atsargiai. O kas? Varau šviesko negris. Ai, čia nais. Dar nevėla pyka. Sakyk, kiek valandų? Kem 3? Čia įrankiai. Dabar jau bus blogai, kad tu įsukos ir jau gaudysi puskusę. The guys who ride 100 kilometers, please do not enter a 100. Žiauriai blogai atsistojo, ištiko pačiam gale. Nereikėjo myšti, būtų galima pamyšti važiuojant. 3 kilometrai. Mira! Yeah. Less than 2 minutes left. 2025, 150. Elite men. Hop. Raktikaulis. Marozovas, tik kava sveiko. Taigi šiandien lengvai, come on. Čia tu, Pauliau? Čia. Kem 5 minutės minam, kaip tu? Aфиgenai, labai gerai jaučiasi, kol svarbiausia gyvi, seksualiai švarus. Oh yeah, Saulius su mumis, Nerka su mumis, kas dar su mumis? Draugas. Galina. Vietinių nepaliekam. Gerą varom! Trisdešimtas kilometras. Vis ta pati mūsų geroji grupė. Priekis pastai. Į kairę vyrai. Nu ką, pradėjo švies saulė ant lauko, kaitina, wow. Yra ten prieki grupė 10 asmenų. Trečdalis varžybų. Tikimės pradės birėt ir tada mes galėsim po vieną juos eliminuot. Štai ten jie tolumoj. Vyrai sakė, gražu, liepė filmuot. Prasidės šlykštesnis ruožas. Hop. Čia
Pravarėm Laušo ežero pakrantę, po kairę Laušas tokiais va tuneliais miške. Tik abu maitinimo punktas. Prieš tai būsi grupelė pusę sportininkų stojo. Tai subirėjo. Sorry, Hebra. Sauliau, kaip tu? Tie, kurie nestoja už Nu ką, jūs kur naujaka? Ką? Kur naujaka? Rasytė. Klausyk, kada į pirtį pakviesim, mus niekada nekviečiat. Šiandien? Šiandien, supratau. Tiesiai, pavardžiai. Tai ko ten maitinotės tiek ilgai? Vestuvininko laukiam. Romo galaus, Ne. Ten jūsų buvo žvalgai su 2 alaus. Taip. Visiškai taip. Šitą mašinų šeimynų. Pauliau, geltoną kortelę gausi. Labai gaila. Dar tik trečdalį pravažiavom. O jaučiamės kaip pusė įveikia. Tokios atkarpos smagiausios. Asfaltai į dešinę, truputis tada į kairę ir link tiltelio. Kairę! Jis gyvas! Mano mokinys. Važiuoju į priekį. Bet ramiai. Kaip tu jautiesi? Jo, jie eina, mes važiuojam. Sveiki, profesoriau, atvarėm į svečius. Fū, 123 km, 1, 2, 3, labai fainai. Pabirėjau bus šį mūsų grupelę. Buvom čia 8, tai va, po 2, po 3, 2 nuvažiavo, tada 1 nuvažiavo.
Čia 3, čia 2. Kažkaip Pauliui koją traukia. Bet ką, čia nepaliksiu. Iki galo atvažiuosim. Mes jiem pamosim. Bet mes kažką sugalvosim. Mes jūs jėjos, mes čia jie. Nieko neliko skaityk. Tu atvažiuosim į tą vietą, kur reikia pradėjom. Lekiam. 20 km liko. O, ten jau darėm reikia. Ten jau žinom, kaip važiuot. Kairiau. Paskutinis asfaltas. Lekiam į finišatą. Labai noriu lūčio. Žiauriai norim atsigert traumą salaus. Tai lekiam greit. Porą posūkių ir finišo ratą. Ta prasme, prizų jau neliko, norėjai pasakyti. Ačiū. Let's go. Go, baby. Allez, hop. Guldyk. Marčiau! 100 baby! Kieno čia bazė? Sveikai! Ant gravel! Ne, nestresuok, ramiai. Labas! Mes į dešinę sargiai. Guldyk! Eik, tu garbės ratą, kiek vatų? 100 yra? 100 vatų spaudė? Taip, 100 šiam. Jėga. Minėm 100 pem ant 100 šiam. Yes! Yeah! Širdelė. Melė! Nepatikėsi, surakino koją. Guldėm. Žaidėm šeimą. Lietokai, sako. Mano geriausias metų performance – lietokai. Giedriau, kada mes tau įtiksim, blėdė? Eina savo. Surakino koją į kalną. Panašiai man tai surakino. Visiškai, žinok. Jau rakino paskutinius 10 kilų. Aš neišlipsiu iš vandens. Nerealiai. Giedriau, žinok, geriausias. Toks geras maršrutas. Dėl to, kad ne Tomas Vaitkus darė. Aš supratau. Žinot kodėl? Todėl, kad jis maitinime antram mirė. Ne, jis liko. Mes jį pasigavom. Blet, negaliu. Sako, bus kas norėjo. Aš sakau, tikrai rasiai. Ne. Žinok, viena geriausių golkių šiemet, kokiuose buvo. Einam į pavietę. Einam. Iš karto įsimaudytis. Taip, kaip tu pasakysi. Ačiū vaikinai, už ratą. Ačiū tau, gerai pagrojom. Pašoksim dar. Tai liuks. Nu, gerai. Taip, savo tempų, žinai, vienas kitą palaikydami. Taip laukimo nebuvo, nes treniravot laukimus. Sorry, Ai, nelaimėjau. tau tai... O kas buvo tau pradžioje? Šiaip tu ten iš galo labai atvažiavai. Baisu buvo labai. kad iš viso, žinai, Buvo sakykime, labai lieka baisu, vienas ten baras, ten 5 Klaus eventų beveik kokį 10.
Ir paskui iš galo važiavau į priekį. Nedavažiavau. Nedavažiavai? Niekur nebūna jos. Esu antras. Žinai, ne... Vytautas, kažkokio. Kur dingot? Neriukur, nusprendėm, kad mafiks. O, Nerikas, feikas, kur buvai? Mes važiavam draugų. Sutraukė 2 kartus koją. Pauliako buvo pradėjęs traukti, tai irgi atleidom ir... Labas. Tai gerai, kaip tau? Ant rato nesėdėjai? 2 taškeliai tokie čia atsirado kaip tik. Aš paskutinius 30 nesėdėjau jau. Labai skaudėjo viskas, tai jau blogai. Labai tu švariai važiavai. Aš apvažiavau viską. Nieko nebuvo šį kartą. Tai yra nuostabu, jie mane apsaugo ir aš pagaliau finišavau. Šiandien turbūt pirmas sunkiausias varžybas. Mano influencija jį influencino. Taip, tikiuosi ir sėkmė, ir... Kur pirkai insertus? Insertus pirkau pas Trek Store ir jie yra tokie lengvus, kad juos išmeti ir nenusileidžia. Tada man tėvas pakeliu, aš nuleidžiu ir įdedu į ratą. Taip, kitą kartą nufilmuosim, kaip aš jį pakeliu ant rankų aukštai ir pernešu, padarau piruetą ir numetu į kampą. Žiūrėk, aš finišavo. Nu, matau, traką finišavo, nėra ką varė 560. Taip, manau. Dėl to užtruko. Wow, eilė kokia plovykla. Mes niekur neskubam, mes liekam su nakvynė, mes liekam dar vienai dienai ir tada jau viską pasidarysim. Wow, gerą bazę įmušė. Vieną geltoną paduokit. Arba ne geltoną. Ant gravel. Vestuvininkai yra. Fuck it! Atvežiau sūnų, taip kaip reikalavo gerbėjai. Jis perėjo į mūsų komandą. Sako, kodėl tu kai kalbi švefluoji, žinai? Čia komentaras, tu taigi rašo. Dabar Mažas. Žiūri, gerai. Širdį darėm. Gerai buvo? Wow. Žiūrėk, va šitas. Šitas, tada šitas. Tada treneris. Du treneriai. Maris Mingėla, kur? Pagalvosiu, ar pažiūrės, ar apie mane ką nors paminės bent kažkur. Ir tėvas, aišku. Tėvo grasinimai. Viskas. Vis tik ant trumpą laikiau. Dar apsikabinti. Žiūrėjau, gerai padirnam, ką? Tikrai, šį kartą atidavėm meilės ir trasai ir viens kitam. Ir duodamėsi meilę. Šitiem žiūrovom gerbėjom visada svajojo, kad mūsų du sutiks finišą. Mūsų du ir sutiko. Kas norėjo? Finišą galėsiu parodyti. Alkoholį vartoja? Jau galima. Gerai. Kaip Migelitai nugara tavo? Pusantros valandos labai gerai buvo pavaistų, žinai. Bet po to pradėjo kabinti, tai pradžioje biškį paišdykavau ir po to apsiraminau. Gali papūs dūmų į kamerą, toks bus uždaramasis kadras. Man tas pats kaip Antanas kutausi už vakar kojas, sukabinau, aš vakar kutausi kojas ir sukabinau nugarą. Greitai dar padarom padangų apžvalgą, kas ko važiavo Gravel Tundero 44. Priek ir gale, vienodas. Gravel Tundero 44, negražiais šonais, rudais. Švalbė G1 RS-ai. Švalbė G1 RX Pro. G1 RS-ai. Jau galima sakyti, kad 90% vienodo. Dar vieni G1 RS-ai. RX-ai. Tundero, Cam 8. Tundero, Cam 4. Gerai, einam, vienintelis profesionalų komandos dviratis guli. Kas MTB atvažiavo? Geltona kortelė. G1 R Pro. Činturato Gravel H-ai. Iškart matau, tokius turiu labai irgi geros padangos. Stok, parodyk, kokiom padangom važinėjasi. Greitai, rankas aukštyn. Taip, Činturato Gravel M pagal raštą matau, net nereikia skaityti. Iš abiejų pusių. Labai geros, labai greitos. Strogo padanga. Va, kai atvažiuoju su MTB į Gravelio varžybas, va taip būna. Ką finansininką pasisodinos, šalia jau matau, kad kažkokias varkės vykdo. Buhalterijos paslapčių, žinai. Parodyk, ką čia turi telefonę? Ką naudoji? Papuolė. Jau viskas papuolė. Wow, amžina šlovė šitam vyrui garantuota. Kristina. Piperis? Už tave. Ne. Šampanas? Sakau, jaučiu gerą. Mūsų kviečia, girdėm, kai tai pradeda rėkti. Ką čia tuščiom sėdit, žiūrėkit, atėčiam jūsų bazėje lauktuvių.
Check it out, iš karto atidarot ir parodot. Domina į PMą. Papasok. Paulius eina pasakoja nekonkurenciniai komandai, kaip kas vyko, o mes einam dabar pasižiūrėsim apdovanojimus. Einam, susirasim savo mandžioką Marių. Wow, labai gražus marškinėliai. Ačiū. Kaip sekasi? Survivinai. Ne, kovoj dėl pozicijos prasileido ir matai. O čia kažkur jau ar anksčiau? Ne. Per tiltelį. Pirma miške per balas ir paskui per tiltelį. Pažiūrėk, kiek prizų. Tarka, paskambink mum. Šitas labai geras. Žiauriai. Šitą turi, aš irgi turiu. Natalie, congratulations. Only top 3 girls and top 3 boys gets Sophie Wright from Great Britain. You got the name today? Aš paliesiu. For the luck. And the first place, total domination on the course, Magnus Bach from Denmark. Savo kostiumais, federaciniais, ateikit čia, prašau. Darius Džervus ir Arnoldas Valiauskas. Olivija Baleišytė. Bronzinis medalis. Viltė Kraučiūnaitė. Daiva Turšlaitė Ragažinskienė. Kviečiame Lukas Talačka. Let's go! Su savo kepurė. Ir pirmas, kas kitas seniai, Eimantas Gudiškis! Trečioji vieta, Marius Ratkevičius! Sidabras priklauso Mariui Minkėlui! Ir atsirekorinės Elijus Čivilis! Ir mešlungį gaudęs finišą Jonas Rudys! Solumą, eik solumą į pėdą. Ne, eik solumą. Wow, kokia famų bazė. Artūrai. Tai gal duok jau Pauliui palaikyti, nes čia bus jo medalis po metų. Galvau, kad kamera visiškai nusėdus po vakar dienos, nes daug prifilmuota varžybose. Vakarėlio nerodėm, bet tie, kas buvo, žino, kas ten dėjosi. Buvo tiesiog carnage'as. Sakom ačiū visiems, kurie čia buvo, kurie sutiko su mumis. Ačiū, sakom visų pirma organizatoriui Giedriui ant.ko. Žiauriai geros lenktynės gausi, žiauriai gera trasa. Sveikinam visus, kas laimėjo. Pažadam atvykti ir kitais metais. Žiauriai pasisekė su oru, tik dabar pradėjo kauptis tokie debesai, o nukrito pirmi lietaus lašai. Ačiū Auto Jutai, kad jinai mums padėjo taip viską šauniai čia atsivežti. Kaip radom, taip paliekam. Šiukšlę susirinkom, draugus išlydėjom. Ačiū vaikinui, kurie mums pastatė šitą nuostabų Zefyrą. Būtinai, kai čia atvažiuosit, prašykit irgi, kad tokį pastatytų, išbandykite, naudokitės visom pramogomis. Sėdu prie vairo ir keliaujau atgal namo montuoti video, kuris pasirodys YouTube kanale ant Gravel. Taip kad susitikime ir paminkime kartu. Sekite mūsų nuotykius.